keliai klubų plotyje, delnai pečių plotyje. Ir čia suksime ratus į vieną pusę. 5 ratai į vieną pusę. Į pečiais ir galva eina į priekį, kiek išeina. Ir tada klubą atgal ir galbūt šiek tiek ištempiu rankas. Jaučiu savo kūną lengvai, stiprinu, pažadinu. Ir tada į kitą pusę. Įkvėpiu, iškvėpiu atgal, įkvėpiu į priekį, iškvėpiu atgal. Šiek tiek daugiau paslenku į priekį, jaučiu, kaip mūsų rankos tvirtėja. Ir iškvėpiu atgal, galbūt net atsisėdu. Ir dar vieną kartelį. Sugrįžtam. Ir iš čia įkvėpimo pakelsime dešinę koją, ištiesime nugarą, galva į viršų, žiūri į viršų, keliai pastum šiek tiek aukštyn, kiek išeina. Tada iškvėpimo kelias link nosies, jeigu išeina pats link nosį, paliečiu jam įkvėpimo, išsiriečiu kelias į viršų, žiūri į viršų. Iškvėpimo, išsigaubiu, kelias link nosies, dar 3 kartai. Paskutinį kartą šiek tiek aukščiau, šiek tiek stipriau. Iškvėpimą. Kelias prie nosies. Nuleidžiu kelį ir kitą koją. Tai kairė koja į viršų, išsiriečiu, žiūri į viršų. Ir iškvėpimą, išsigaubiu, paliečiu nosį savo keliu. Dar 4 kartai. Išsiriečiu kelias dar aukščiau šiek tiek, kiek išeina. Iškvėpimo, kelias prie nosies. Įkvėpiu ir iškvėpimo. Atpalaiduoju kelią ir kilimėliu. Giliai įkvėpiu ir iškvėpimo einu į ištemptą kūdikio poziciją. Rankų pirštais pavaikštau į priekį, nuleidžiu kaktą ant kilimėlių. Lėtai kvėpuoju, nuraminu savo kūną. Įkvėpimo pakylu ant delnų ir kelių, tada kojų pirštą ant kilimėlių. Įkvėpiu, iškvėpimu, išsitempiu žemyn žiūrint į šunį. Žemyn žiūrinčiam šunyje pasilieku 5 kvėpavimus, krūtinę paspaudžiu žemyn, kulnis paspaudžiu žemyn, pirštai šiek tiek iš šalies ir galvą atpalaiduoju. Pasitikrinu, ar visi rankų pirštai ant kilimėlių. Paspaudžiu rankų pirštus ant kilimėlių, delną ant kilimėlių. Keliai gali būti ir sulenkti, jeigu kulnys nepasideda ant kilimėlių, nieko tokio. Lėtas ramus kvėpavimas. Giliai įkvepiu ir lėtai iškvepiu. Įkvepiu ir iškvėpimo keliai ant kilimėlių. Atsisėskime į drugelių poziciją, mūsų pėdos kartu sujungtos.
Jeigu nugara kūprinasi arba klubuose per daug tempimo, tada padedu delnus už nugaros ant kilimėlių. Taip atveriu krūtinę pastumiu į priekį, į viršų. Žiūriu į viršų, keliai žemyn, atveriu klubus, lėtai kvėpuoju. Jeigu mūsų nugara tiesi, būtent šitoje pozicijoje, pasilieku šitoje ragelio pozicijoje, suimu iš kojų pėdų, su rankomis, nugarą patiesinu čia, pastumiu pečius atgal, krūtinį į priekį, žvilgsnis tiesiai. Jeigu čia visiškai nejaučiu tempimo, tada nusileidžiu ant alkūnių arba ant krūtinės ir delnai kartu. Kad tada kakta ant kilimėlių. Čia 5 gilius kvėpavimus pasilieku. Kartą giliai įkvepiu energiją ir iškvepiu nusinčiu energiją į tuos raumenis, kuriuose jaučiu tempimą. Tada įkvepimu, lėtai pakylu ir iškvepimu, išlaisvinu poziciją. Atsisėsime plačių kojų padėtyje. Pastumiu kulnis nuo savęs, kojų pirštas į save. Delnai ant kilimėlio, čia vėlgi jeigu neleidžia lankstumas, delnai gali būti iš nugaros ir taip pat tiesinu nugarą. Tiesi nugara iš tikrųjų yra svarbiau, negu kad jaustumėt labai daug tempimo. Jeigu mūsų nugara yra tiesi, tada delnai ant kilimėlio. Priekyje, pečiai atgal. Jeigu norisi daugiau tempimo, nusileidžiu ant alkūnių, giliai kvėpuoju. Čia vėlgi, jeigu nejaučiu tempimo kojose, galima kūnės ir daugiau išėmis pastumti, o jeigu per daug tempia, tada kojos arčiau viena kitos. Čia 5 gilūs kvėpavimai, įkvepiu energiją, iškvėpimu siunčiu tą energiją, meilę į raumenis, kuriuose jaučiu tempimą. Taip pat patikrinu visą kūną, ar nėra papildomų įtampų kūne, galbūt pečiai per daug įsitempia, galbūt rankos ar nugara, tada tiesiog atpalaiduoju. Nekuriu papildomų įtampų. Įkvepiu ir lėtai iškvepiu. Leidžiame tą energiją tekėti ramiai, lengvai kūne. Nestabdome jos per stresą ir įtampas. Sekančiai įkvėpimu lėtai pakylu, iškvėpimu, išlaisvinu poziciją. Ir dabar atsisėsime sukryžiuotų kojų padėtyje. Įsitaisime patogiai, jeigu norisi atsisėdame šiek tiek aukščiau ant bloko. Giliu įkvėpimo rankos į viršų, suksimės į dešinę pusę. Tai iškvėpimo į dešinę pusę, dešinė ranka už nugaros, rankų pirštai arba delnas ant kilimėlio. Kairės rankos delnas ant dešinio kelių. Tada pasuku galvą į dešinę pusę, smakras virš dešinio peties. Dešinį petį stumiu, kiek išeina atgal. Žvilgsnį kreipiu atgal.
galbūt susirandu vieną tašką ir jį nukreipiu visą dėmesį. 5 lėti kvėpavimai. Kvėpuoju nugarą į stuburą. Išsipučia, iškvėpimas įsitraukia. Stengiuosi kvėpuoti pilnu. Nors pasisukimo pozicijose yra sunkiau kvėpuoti pilnu, bet iš lėto išeina viskas. Įkvėpimas sugrįžta į centrą, rankas ištep. Truputį galbūt patempiu vieną ar į kitą pusę, pasiraižau. Tada į centrą sustoju. Įkvepiu ir iškvėpimu į kairę pusę. Dešinys delnas ant kairį kelių. Kairė ranka už nugaros, rankų pirštai, arba delnas ant kilimėlio. Galvą pasuko atgal. Petį atgal, atveriu krūtinę kiek išeina, tada visiškai nejudu poziciją, tiktais mūsų kvėpavimas juda visą kalbą. Tai kvėpuoju. Nukreipiu dėmesį į vieną tašką, žiūriu kažkur į vieną tašką. Įkvėpiu nuo rankos į viršų, išsitempiu. Iškvėpiu, nuleidžiu rankas. Dabar įkvėpiu nuo rankos į viršų. Sukabinu rankų pirštus, delnai žiūri viršų, iškvėpiu į dešinę pusę, pasilenkiu. Stumiu delnus nuo savęs, rankų pirštus. Porą gilių kvėpavimų. Tempiu savo kairę nugaros pusę. Smagrą šiek tiek į viršų. Kvėpimas sugrįžta, iškvėpimu į kitą pusę, ištempiu dešinę nugaros pusę. Dešinę kūno pusę, smagras į viršų, tempiu. Delnas į viršų, rankas ištempiu. Ir įkvėpimas sugrįžta į centrą. Iškvėpimu lėtai, nuleidžiu rankas, padedu rankų pirštus ant pečių, įkvėpimu. Rankus į viršų, iškvėpimu žemyn, įkvėpimu alkūnes į viršų, iškvėpimu žemyn. Išjudinu tuos pečių raumenukus. Ir tada į kitą pusę įkvėpimu į viršų, iškvėpimu žemyn, supratas. Sustoju, atsigulu ant kilimėlį. Ištiesiu abi kojas, įkvėpimu kairė koja į viršų, suimu šlaunies. Jeigu nesusiimu šlaunies, galime naudoti ir diržą. Jogos diržą, galime naudoti paprastą diržą. Jeigu čia nejaučia tempimą, tada galima siūti ir aukščiau, ir už pėdus, jeigu norisi. Taip pat galima naudoti diržą ir siūlant už pėdus, tiesiog apsijuosim diržą, arba net taip kažkaip šalį ar kažką. Ir suimam, ir taip dar mes labiau ištempsime kairės kojos raumenis. Keletą gilių kvėpavimų. Taip
pat pečius paspaudžiu žemyn link kilimėlių, apatinę nugarą taip pat stengiuosi padėti ant kilimėlių, jeigu išeina. Kartais būtent išeina mums padėti nugarą, bet mes taip natūraliai norisi ją pakelti. Tai tiesiog pasitikriname. Dar kartą giliai įkvepiu ir iškvepiu, atpalaiduoju. Įkvepiu giliai ir iškvepiu, nuleidžiu koją ant kilimėlio, įkvepiu dešinė koja į viršų, sumušu naujas, kulną paspaudžiu nuo savęs. Jeigu norisi, einam į gilesnę poziciją, už blanktos kūnam, arba už pėdus, arba naudoju diržą. Čia keletą gilių kvėpavimų. Pečiai, ant kilimėlių, jeigu išeina, arba truputį bent žemyn. Kairės kojos taip pat neįtempiu, ją atpalaiduoju. Dešiniai kojai malonus tempimas. Giliai kvėpuoju. Giliai įkvepiu. Iškvėpimas palaiduoju koją, ją lėtai nuleidžiam kilimėliu. Sulenkiu abi kojas. Apsikabinu sulenktas kojas. Ir pajudu į dešinę ir į kairę, pamasažuoju nugarą ir stuburą. Tada bandau simti už atkulnių, jeigu išeina, arba bent jau kiek išeina, suspaudžiu kojas prie savęs, įkvepiu, pakreipiu galvą nuo kilimėlių. Jeigu išeina, galbūt paliečiu nosimi kilos. Gilių kvėpavimų. Tada iš čia ištiesiu rankas, ištiesiu kojas, ištempiu, tada ištiesiu kojų pirštus, ištempiu, tada kulnės ištempiu, tada suspaudžiu kumščius, dar ištempiu rankas ir dar truputį bandau paliesti kojų pirštus, jeigu išeina. Įkvepiu ir iškvepiu, atpalaiduoju, viską atsigulu į šavasanos poziciją, negyvėlio poziciją ir čia visiškai nejudėsime. Delnai žiūri į viršų, kojų pirštai žiūri į šalis, užsimerkiu. Suglaudžiu kojas kartu, rankos virš galvos išsitempiu, pasiraižau. Tada sulenkiu kojas, pasiridenu ant vieno šono. Galima čia pagulėti, jeigu norisi. Tada lėtai pakylu į sukryžiuotų kojų poziciją arba kitą mėgstamą sėdimą poziciją. Rankos ant kelių, delnais į viršų, žvaigždės trim, giliai įkvepiu.
ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, prenumeruokite, paspauskite like, patinka. Ir iki susitikimo kitą kartą. Ate!